Patarimai, kaip pasiekti tai, ko norite. Mūsų planetą supa daugiamatis sąmonės laukas. Tie, kas tikisi sulaukti palankių dalykų savo gyvenime, talpina tuos dalykus į daugiamatį planetinės sąmonės lauką. Tai padeda jiems pagerinti gyvenimą. Gyvenimui riedant pirmin, jie susiduria su tomis palankiomis aplinkybėmis, apie kurias anksčiau buvo pagalvoję. Bet koks kelias gali būti ir lygus, ir duobėtas. Jei projektuojate, numatote eiti tik lygių keliu, tai visatoje egzistuoja energija, kuri ir veda jūs būtent prie lygaus kelio atkarpų. Tokia energija ir yra sinchroniškumas. Kai kas vadina tai kitų vardu, sėkmės vardu. Sinchroniškumas nebūtinai yra tik pozityvus. Jei nuolat esate neigiamos nuotaikos, jūs investuojate savo energiją į tai, kad planeta paverstų jūs auka. Tokiu atveju sėkmė nuolat apeis jūs. Jūs sukursite tokį sinchroniškumą, kad būtinai pataikysite į kiekvieną kelio duobę. Sinchroniškumas, kai ko nors nuolat tikitės, laukiate ir tai įvyksta. Jei kokioje nors situacijoje nežinote, kaip pasielgti, neturite sprendimo, štai jums trumputė afirmacija. Eidamas savo gyvenimo keliu, aš visuomet renkuosi tokią kryptį, kuri pateikia pačius palankiausius mano problemų sprendimus. Jums nebūtina tiksliai projektuoti tai, ko norite ar tikitės, nes galite gauti daugiau, negu įmanoma duotoje situacijoje. Kreipkitės į savo dvasią. Brangioji dvasia, leisk man eiti šviesos keliu. Nukreipk mane į pačias geriausias vietas. Padėk patekti į pačias palankiausias situacijas. Galite sukurti savo netokius dalykus, apie kuriuos tuo tarpu neturite nemenkiausio supratimo. Kiekvienas iš jūsų tikriausiai yra laukęs ar tikėjęsis kokio nors palankaus įvykio, bet susidūrėte su kliūtimi. Jei prašote sukurti jums sinchroniškumą ir susidūrėte su netinkamomis, nepalankiomis aplinkybėmis, jūs gali sustabdyti intuiciją. Žinoma, intuicija stabdys tik tokiu atveju, jei esate nusiteikęs įsiklausyti į ją. Kai sutelkėte savo dėmesį į ką nors ir ieškote sprendimų, tuo metu sulaukėte tam tikrų ezoterinių žinių, signalų ar intuityvių nuorodų. Jei jų nesulaukėte, galimas daiktas, tai reiškia, kad jums reikia palūkėti, nedaryti skubotų sprendimų. Jei tokiu atveju vis vien eisite pirmin, yra didelė tikimybė, kad pataikysite tiesiai į duobę. Manau, ne vienas iš jūsų turėjo tokios patirties. Sinchroniškumas tai vienas veiksmingiausių naujosios energijos instrumentų. Kai kas jau pradeda naudotis juo. Štai žmogus atsibunda ryte ir sako: nepriklausomai nuo to, kas su manimi atsitiks šiandien, aš projektuosiu tik tokius dalykus, kurie leis man atsidurti reikiamoje vietoje, reikiamu laiku, susitikti su reikiamais žmonėmis ir būti orientuotam į sinchroniškumą, kurį man būtina pamatyti. Atsiranda vis daugiau žmonių, suprantančių, kad koks nors tarsi atsitiktinai sutiktas žmogus galėjo būti svarbus jūsų gyvenime, nors iš pirmo žvilgsnio to ir nesimato. Gali būti, kad sutiksite kokį pažįstamą, pasakysite sveikas ir eisite toliau savo keliu. O gali būti, kad šis susitikimas, likimo dovana, galėjusi pakeisti jūsų gyvenimą. Jei ko nors prašėte
ir dvasia siunčia jums vienokią ar kitokią aplinkybę ar situaciją, tai ją reikia vertinti itin atsakingai ir dėmesingai. Tai net daugiau negu sinchroniškumas. Iš tikrųjų tai dovanos, kurių jūs prašėte ir kurias pats projektavote, bet kurių neretai nepastebite ir praeinate pro šalį. Galite kiekvieną dieną naudotis praktiškai veikiančią ezoterinę informaciją. Kreipkitės į savo dvasią. Brangioji dvasia, padėk man suprojektuoti tai, kas man būtina. Būtina pirmiausia man, o ne kitiems. Ir kai aš darysiu ir gausiu tai, kas būtina man, tegu tai būna naudinga ir būtina kitiems. Brangioji dvasia, sukurk man reikiamus scenarijus ir reikiamus santykius. Leisk susitikti su reikiamais žmonėmis, kad galėčiau tobulėti šviesoje. O štai geriausia ir trumpiausia afirmacija. Brangioji dvasia, parodyk man, ką aš turiu žinoti. Jei turite drąsos ištarti tokį prašymą, tai būkite pasirengęs atsisakyti savo lūkesčių. Jei tikėjotės gauti A, o gavote B, ir tas B yra kur kas vertingesnis už A, tai neužsiciklinkite ties A, rinkitės B. Reikia pratintis atsisakyti lūkesčių, jei pasitaiko galimybė gauti ką nors geresnio, negu tikėjotės. Juk iš tikrųjų niekada nežinote, ką dvasia ketina jums duoti. Ypač tais atvejais, kai esate atviri džiaugsmui ir dėkingumui, gaudami daugiau negu tikėjotės. Kūrėjas taip stipriai myli jūs, kad pasirengęs paimti už rankos ir atvesti į sinchroniškumą, kurio nusipelnėte. Jūs negyvensite atsitiktinumų pasaulyje, jei pasirinkote instrumentą, padedantį eiti lygių keliu. Tas instrumentas – pozityvus nusiteikimas, gerų, palankių, laimingų aplinkybių ir situacijų projektavimas ir laukimas. Tai gryna tiesa ir daugelis jau yra patyrę šią tiesą. Palaiminti žmonės, kurie supranta, kad turi galią valdyti savo kasdienį gyvenimą ir įvykius. Taip iš tikrųjų ir yra. Tai Krajono žinia.